Norėčiau dabar paklausti Manto, gal jisai pasidalinti gali, tarkim, savo istoriją, kaip po labai intensyvaus sporto, kur valgė visokiausių perdirbtų, sunkių, baltymingų tų mišinių, ten taip toliau, ir jau sunkiai iš vis, kaip supratau, tau viską ten jau sunkiai virškino, kaip tu atsistatei, gal pasidalintum istoriją savo. Sveiki gyvi dar kartą. Tai jo, aš iš principo profesionaliai sportavau kultūrizmą, tikrai neblogi rezultatai buvo, kūnas buvo užsportuotas iki 140 kg, sakykime, tokia masė buvo, varžybose sverdavau jau ryškus apie 114 kg, kai poodinis būdavo riebalinis sluoksnis apie 3%, tai 3-5, sakykime, jau paskutinėse varžybose, jau kai reikėdavo dasispausti ir būdavo ir 3. Tai kūnas iš tikrųjų labai turėdavo didelės apkrovas, nes maža to, kad salėj būdavo iš principo labai dideli krūviai, tai dar ir maistas, dar ir mityba, sakykime. Tuo metu, kaip ir tikriausiai daugelis sportininkų, rūpinasi tik tais rezultatais. Sveikata yra dėja ne pirmoje vietoje profesionaliam sporte, nes jeigu taip netgi truputį užbėgus į priekį, aš noriu tokį vieną dalyką papasakoti. Prieš olimpiadą, kuri vyko Londone, buvo apklausa anoniminė ir buvo toks klausimas sportininkam, ar jeigu laimėtumėt auksą, ar sutiktumėt, kad jum liko 4 metai. Ir daugiau nei pusė dalyvių, žodžių, patvirtino. Tai vat, ką aš noriu pasakyti, kad sporte visgi sportininkam sveikata tikrai nėra pirmoje vietoje, apie ją susirūpinama gerokai vėliau. Tai va tas pats ir pas mane įvyko, kai jau pradėjo nevirškinti, nes maisto tikrai daug suvartodavau, per dieną 1,5 kg jautienos, kokius 700 gramų kalakutienos, 40 baltymų kiaušinio ir ryžiai, tai čia būdavo kiekvienos dienos racionas. Tai jo, tai iš principo mano virškinimo fermentai kiekvieną dieną upėm tekėdavo iš manęs, padėdavo suvirškinti tą termiškai apdorotą maistą, kuris būdavo be fermentų, ir vieną naktį, kai jau nebeužmigau, visą naktį prakaitavau, ryte kaip pagirios buvo, galva skaudėjo ir maistas stovėjo, supratau, kad jau kažkas ne taip. Tai va, tai kaip dabar suprantu, tai tuo metu tiesiog proteazės fermentai tikriausiai buvo jau išsekę, nes ir vėliau buvau pasidaręs kepenų tyrimą, tai iš vis fermentai tenais buvo, kaip pas virš 80 metų žmogų. Tai va, ant kiek buvau nualinęs tą organizmą.